Toliau laidoje Svajonių sodai aktualijos, kurios neramina sodininkus. Tai šliužų antplūdis. Ką daryti patars mūsų laidos konsultantė, bendrovės MKDS komercijos direktorė Lina Mikulskytė. Lina, man labai panašu, kad kasmet auga šliužų armija Lietuvoje. Vienas iš produktų yra feromolis. Taip. Ir dabar jūs turite naujieną. Taip, turime naujieną. Anglų gaminį, tai yra mėlynos granulės, geležies fosfato pagrindu taipogi, labai atsparios lietui, jeigu turėsim lietaus sezoną, šliužų bus daug, jos vienos atspariausių yra, neištyžta ir sulaukia šliužo, kad jis pasimaitintų. Iš tiesų, Anglijoje taip pat yra labai daug šliužų ir jau jie yra patyrę šitą problemą ir ieško sprendimo būdų. Tai vienos tikriausiai pačios geriausios Anglijoje numeris 1 granulės yra DOF Feronite granulės, yra labai plačiai naudojamos ir anglai saugo taip savo sodus, todėl siūlom ir Lietuvai gintis. Kodėl tų šliužų yra tiek daug Lietuvoje? Nes kiekvienas mūsų invazinis šliužas, kurio mes nepastebim, kitais metais mums atneša 500 naujų šliužiukų. 501? Taip, maždaug vienas šliužas padeda 500 per sezoną šliužų. Tai visi būdai kovos yra pateisinami, kokius tik tai sugalvojat. Jeigu matot, juos rinkit, naikinkit mechaniškai, kiaušinėlių niekados neišmeskite kažkur tai už tvoros, juos traiškykite, naikinkite, kad jie išdžiūtų saulėje pageidautina ir naudokite moliuskocidus, kad suvaldytumėt tuos šliužus, kurių nematote, kurie naktį išlenda ir išlys pasimaitinti. Pagrindas geležies fosfatas, tai yra nemetaldehidas. Anksčiau būdavo moliuskocidai gaminami metaldehidų pagrindu. Geležies fosfato pagrindu jie yra ekologiški, mes galim naudoti prie daržovių, mes galim naudoti gėlynuose, vejose, aplink augalus ir nekenkia ežiukam, šuniukam, žodžiu, ir patiems mums. Suskilęs produktas yra sunaudojamas augalo kaip trąša, o šliužui sugeria mirtiną apsinuodijimą. Pats didžiausias privalumas šio produkto, kad šliužai miršta neapsigleivėję ir mums nesukelia estetinio tokio, pasibjaurėjimo, nes jie žūsta po žemę, visos gleivės lieka po žemę, žodžiu, mes tų nematom numirusių šliužų. Pakuotė Feronite yra labai patogi. Specialiai grotelės barstymui, ir ne? Taip, ir neišbertumėt granulių per daug, kad barstytumėt, kad ekonomiškai naudotųsi produktas. Taigi dar labai svarbu žinoti, kur šliužai veisiasi ir būtent tose vietose naudoti priemonės apsaugai nuo šliužų, sako mūsų laidos konsultantė, bendrovės MKDS komercijos direktorė Lina Mikulskytė. Reiktų labai atidžiai žiūrėti komposto vietas, labai atidžiai žiūrėti pavėsingas vietas, gyvatvorės, pakrumius visus, nes dažniausiai, kur yra saulėta vėja, takeliai, trinkelės, ten tų šliužų yra mažai, jie atšliaužia atsitiktinai, bet veisiasi jie tuose pavėsingose vietose. Tai reiktų labai atidžiai tas vietas apibarstyti, prižiūrėti. Yra tokia klaida sodininkų daroma, kad sodininkai sugalvoja, kad jie padarys perimetrą, kažkokį barjerą, priveria moliuskocidą tokiom kaip krūvom. Tai tikrai nėra gerai, nes turi būti padengtas, tarkim, ta saugoma vieta granulėm, bet ne kažkokiom krūvom, kad atsitiktinai išlindęs šliužas rastų tą granulę. Jis nebūtinai eis per tą jūsų barjerą, gal jisai išlys už barjero tenai. Tai žodžiu, nereikia jokių krūvų daryti ir taip stengtis apsaugoti sklypą kažkokiais perimetrais. Ne? Tai jūs barstote ten, kur jų yra ir padengėt ne krūvom, o tolygiai. Ir dar didelė klaida sodininkų yra, kada šliužus naikinam tik tai vieną kartą sezono metu. Šliužus reikia naikinti nuo ankstyvo pavasario, tai yra balandį, kada pamatom pirmąjį šliužą, iki vėlyvo rudenio, iki kol pasirodo šalnos. Kodėl taip yra? Nes šliužai deda tuos kiaušinėlius. Tai kiekvienas suaugęs šliužas mums grėsmė. Todėl mes turim juos naikinti nuolat.